Sveiki, čia ir vėl Vytautas ir šiandienos pamokėlė bus apie tai, kaip pagreitinti savo Wi-Fi. Dabar dažniausiai visi routeriai, kuriuos duoda interneto paslaugų tiekėjai, turi savo Wi-Fi arba kitaip skleidžia belaidžio ryšio signalą. Ir kartais tas Wi-Fi ne visai gerai veikia, taigi keletas punktų, į ką reiktų atkreipti dėmesį, norint savo namuose pagerinti savo Wi-Fi. Pirmas punktas būtų API pozicija. API yra Access Point, prieigos taškas lietuviškai, arba tiesiog jūsų routeris. Taigi reiktų jūsų belaidį routerį laikyti vidury namų, kad signalas į visus kambarius sklistų vienodai, arba arčiau ten, kur dažniausiai Wi-Fi bus naudojamas, reiktų nedėti jūsų routerio ant grindų, nedėti šalia storų sienų, didelių objektų ar geležinių spintų. Taip pat mikrobangės veikia tuo pačiu dažniu kaip ir jūsų Wi-Fi, tad reiktų vengti prietaisų, kurie veikia tuo pačiu dažniu ir nedėti jūsų prieigos taškų šalia jų. Tai tiek apie poziciją jūsų routerio. Jeigu Wi-Fi signalas yra vis dar blogas, reikėtų pabandyti atnaujinti routerio programinę įrangą. Ją galite gauti iš routerio gamintojo ir taip pat atsinaujinti savo kompiuterio belaidžio interneto kortos driverius. Taip pat galite pabandyti pasikeisti Wi-Fi kanalą. Prisijungę prie savo Wi-Fi routerio matysite šį nustatymą ir ten bus daug kanalų, iš kurių galėsite pasirinkti bet kurį iš jų, bet nepersidengiantys kanalai yra 1, 6 ir 11. Taigi reiktų rinktis kažkurį iš jų. Standartinis nustatymas yra kanalas numeris 6 arba dabar patys routeriai aptinka, kuris kanalas yra mažiausia naudojamas ir jį pasirenka automatiškai. Kaip patikrinti, kurie kanalai yra mažiausia naudojami, galite savo telefone parsisiuntę Wi-Fi Analyzer appsą. Štai taip atrodo viskas. Spėkit, kuris internetas yra mano. Ir matome, kad kanalas 1, jisai su nieko nepersidengia, po to būtų kanalas 6, čia irgi nieko nėra. Galėčiau aš naudoti 6. Ir kanalas 11, matome nuo 9 iki 13, taip pat nepersidengtų. Taigi iš šių 1, 6 arba 11 reiktų rinktis, kuris yra mažiausia užimtas. Taip pat reikėtų pasitikrinti, kaip yra apsaugotas jūsų belaidis internetas. Jeigu apsaugos nėra arba jinai yra BEP, reiktų ją būtinai pasikeisti į kokį nors VPA 2 arba VPA bent jau. Taip pat, jeigu ant jūsų routerio eina keisti anteną, jinai dažniausiai bus omnidirectional, sferinė. Sferinės antenos signalas sklinda vienodai į visas pusės horizontalioje ašyje, arba directional kryptinė, kur signalas yra sukoncentruotas į vieną pusę. Tai šis paveiksliukas rodo, kaip veikia omnidirectional arba sferinė antena. Matome horizontalus pjūvis, tiesiog paprastas ratas, ir vertikalus pjūvis matome, jisai yra ne pilnas ratas, bet šiek tiek iškraipytas. Taigi signalo sklidimas yra labai specifinis dalykas ir jisai priklauso nuo antenos. Taip pat, jeigu jūsų namuose vis dar neveikia Wi-Fi arba jūsų namai yra labai dideli, reiktų nusipirkti Powerline adapterius arba repeaterius. Jisai jungiasi į elektros lizdą ir jį galima susikonfigūruoti su savo tais pačiais duomenimis belaidžio interneto ir jisai veiks kaip antras routeris ir todėl turėsite daug geresnį signalo sklidimą savo namuose. Tai štai tiek apie Wi-Fi. Jeigu turite klausimų, būtinai palikite juos komentaruose. Su jumis buvo Vytautas iš Klauskite LT. Tikiuosi, kad ši pamokėlė kam nors pagelbės ir iki susimatymo kitą kartą.